Sveiki. Vis gauname užklausų, kaip susijęti anksčiau išrašytą sąskaitą su klientu, kuris buvo neseniai sukurtas klientų sąraše. Kaip priskirti tas senesnės sąskaitas. Tai pateiksiu pavyzdį ir parodysiu, koks yra sprendimas mūsų sistemai. Spaudžiame sukurti sąskaitą, susikuriame klientą, pavyzdys bus testuoju, pasirenku, kad tai juridinis asmuo, įsivedu kodą ir atlieku pardavimą. Atkreipiu dėmesį, kad kliento kortelės aš dabar neišsisaugau ir kortelės nekursiu. Sukuriu sąskaitą ir dabar keliauju, vis tik sugalvojau, kad tą klientą noriu aš susikurti. Vėlgi pasirenku testuoju, pasirenku, kad tai yra juridinis asmuo, įsivedu įmonės kodą ir kuriant sąskaitą, mane sistema jau klaus, ar susijęti tą prieš tai išrašytą sąskaitą su šituo klientu, kad visa istorija išsisaugotų, bet jūs galite ir nesusijęti, tiesiog sukurti klientą. Tai vis tik, jeigu tik tai sukursite klientą, bet kada išskleidus kliento kortelę, galėsite susijęti sąskaitas per mygtuką susijęti sąskaitas. Vėlgi išmes tą pačią jums lentelę ir jūs galėsite susijęti ir išsaugot, nes visa istorija šito kliento jau nuguls į šitą kortelę. Tai taip neprarasite senesnių įrašų, senesnių pirkimų, kas liečia vieną ar kitą klientą ir galėsite lengviau matyti visą kliento istoriją. Tai gero naudojimo ir iki.